Sveiki visi retro konsolių mėgėjai, o ypač Vytautai, taip, Rietavas bunda. Naujoje rubrikoje 16 bitų legenda Commodore Amiga 600 iš 1991, kurią paleisime vėl iš naujo. Taigi pirma serija taip ir vadinasi Prisikėlimas. Originalioje komplektacijoje be pačios konsolės buvo vartotojo instrukcija ir operacinės sistemos Workbench vadovas. Taip, operacinės sistemos, nes tai yra hybridinis kompiuteris, kurį galima vadinti ir konsolę. Pelytė ne tik programinės įrangos valdymui, bet ir kai kuriems žaidimams. Ir žinoma, Commodore joystickas, kaipgi be jo, tiesa neoriginalus. Tačiau vietoj pelytės galima buvo prijungti ir antrą joysticką žaisti dviese. Legendinis 880 KB floppy drive'as leido diskelius skaityti realiuoju laiku be jokios instaliacijos. Tam buvo naudojamas pirmasis diskelio paleisties sektorius, o Amiga DOS operacinė sistema jau integruota į Kickstart-ROM mikroschemą. Amiga galite prijungti tiek prie televizoriaus su kineskopu, tiek prie LCD. Vaizdo formatas 4:3. Amiga šiandien jau palaiko FAT32 per PC MCA ir tai leidžia visiškai ją suderinti su standartiniu PC. RF antenos ir kompozito signalai visiškai suderinami su šiuolaikiniais televizoriais, žinoma su stereo garsu. Toliau spausdintuvo, modemo, diskasukio ir kitų multimedijos įrenginių jungtys. Apie tai pakalbėsime vėliau, o dabar kur kas svarbiau užtikrinti tinkamą Amigos maitinimą. Priešingų atveju galime netyčia iškepinti plokštę ir procesorių, jei maitinimo blokas veiktų netinkamai. Taigi prieš jūs pirmoji bloko patikra po 20 metų praleistų rūsyje. Skladukė. Ką čia? Padvalė. Tik nesugalvokim dabar kištelti į rozetę. Susprogdinsim išpoškėjusius kondensatorius, o tada pasikeitus įtampoms sudeginsim ir stabilizatoriaus MOSFETus. Geriau viską nuodugniai patikrinkim testeriu. Matome, kad blokas nėra galingas, nes saugiklis tik 1 ampero. Amigos stabiliam darbui reikalingos 2 įtampos 5 ir 12 voltų. Na, o dabar pažvelkime į vidų. Pakankamai švaru ir tvarkinga. Didelio transformatoriaus čia nėra, vadinasi maitinimo blokas impulsinis. Pradžiai patikrinsim saugiklį, o paskui ir kitus komponentus. Tačiau nepamirškit, kad kondensatoriai aukštos įtampos bloko dalyje laiko savyje apie 300 voltų, todėl prisiminkime saugaus darbo taisyklės. Dėmesio, prieš atliekant bet kokius aparatūros remonto ar profilaktikos darbus ištraukite prietaiso šakutę iš elektros lizdo. Neturėdami elementarių radioelektronikos žinių, neardykite ir netaisykite jokių buitinių prietaisų. Šio video kūrybinė grupė neatsako už sužalojimus patirtus remonto metu. Dabar svarbu prisikasti prie 400 voltų elektrolitinio kondensatoriaus ir jį iškrauti, kad galėtume drąsiai čiupinėti plokštę. Ją laiko 4 varžteliai. O dabar tiesos akimirka. Ar po tiek metų vis dar yra įtampa? Testerį nustatome į 1000 voltų padėtį ir susirandam kondensatoriaus takelius. Jūs turbūt juokaujat. 71 voltas po tiek metų. O ką aš sakiau? Aišku, nuo tokios įtampos nenusitrenksit, bet geriau iškraukim. Tam tikslui naudosime kaitrinę 40 vatų lemputę. Blikst ir viskas. Net blikst nebuvo. Įtampa per maža. O dabar pasimatuokim. Visiškas nulis, darbų sauga užtikrinta. Pirmiausiai patikrinsim diodų tiltelius, ar diodai netrumpina nei į vieną, nei į kitą pusę. Geriau patikrinti visus plokštėje esančius diodus, maža ką.
Pakeliui pažiūrėsim, kokia jau matyto kondensatoriaus būklė. 522 čia gaunam nuo šalia esančio diodų tiltelio, o atvirkščiai turi vykti krovimas. Ne? Aišku, talpa tik 33 mikrofaradai, bet jau yra įtarimų. Reiks kondensatorių tikrinti išlitavus. Toliau imamės pagrindinių stabilizatoriaus MOSFETų arba tranzistorių. Tarp kojelių taip pat neturi būti trumpo jungimosi. Tokie galingi stabilizavimo tranzistoriai dažnai turi nemažus radiatorius, taip juos lengva atskirti. Kaip ir minėjau anksčiau, visi diodai ir tranzistoriai tikrinami testerį nustačius į padėtį diodas arba liaudiškai prazvonkę. Ir nei vieno trumpinančio diodo neradau. Kas čia? Elektrolitas? Ne, panašu, kad šiaip dulkės. Todėl dabar ir apsivalysim. Po to išpūsim dulkės kompresoriumi. Tik prieš išlituodami kondensatorių pasižymim jo poliškumą, kad nesumaišytumėm pliuso su minusu. Užmetam fliuso, kad lydmetalis nesukristų gabaliukais, o būtų vientisas, ir ištraukėjo pagalba išsiurbiam lydmetalį. Kai kondensatorius jau laisvėje, galime atlikti tikslius jo matavimus. Talpa gera ir ESR vidutiniška. Kondensatorius ir toliau dar tarnaus. Grąžinam jį atgal. Nuimsim lydmetalio perteklių nuo kojelių, kad jos lengviau įlystų į skylutes, ir įlituojam kondensatorių nesumaišydami pliuso su minusu. Tuo pačiu metodu patikrinsime ir visus likusius elektrolitinius kondensatorius. Nors jų išvaizda nepriekaištinga, tačiau būna atvejų, kada išoriškai gražus kondensatorius būna praradęs talpą ar net trumpina. Amiga 600 pakankamai retas kompiuteris ir rizikuoti jį supleškinti vien tik patingėjus patikrinti kondensatorius būtų tikrai nedovanotina klaida. Pastebėjau, kad vienas laidas stipriai paveiktas oksidacijos. Už šio rudo sluoksnio varis jau žaliuoja, persimesdamas ir į plokštės takelius. Tokiu atveju laido galiukas patrumpinamas iki sveikos vietos ir atgal prilituojamas. Tačiau praeitame video pristatytas Parkside lituoklis niekam tikęs. Vėliau pamatysit kodėl. Teks grįžti prie suskilusios geldos. Dar vienas 1000 mikrofaradų kondensatorius sveikas ir keliauja į savo vietą. Ir dar vienas 2200 mikrofaradų taip pat sveikas. Kol kondensatoriai išlituoti, dabar puikiai prieiga apsivalyti. O šitas jau vargšiukas. ESR artėja prie 1 ohmo ir įtampos praradimas 2%. Jį keisime nauju. Jau tikriausiai iki skausmo žinote, kad negalima dėti mažesnės įtampos kondensatoriaus negu buvo. Taigi griebiu savo senąjį lituoklį ir be vargo kojelės pačios pasidengia lydmetaliu. Tik Weller lituoklis laiko vienodą temperatūrą ir prisilietus prie plokštės antgalis neatvėsta, o lydmetalis puikiai laikosi antgalyje. O čia dar vienas vargšiukas su 3 ohmų ESR ir mažėjančia talpa. Būtinai jį pakeisime. Naujasis taip pat bus 1 mikrofarado ir net 100 voltų.
Jei plokštėje vietos yra, kodėlgi ne? Štai 12 metų senumo lituoklis vėl susitvarkė puikiai. O dabar pažiūrėkime, ką padarė Parkside. Kaip būtų lituota šaltu antgaliu. Taip ir yra, nors antgalio temperatūra siekia 350 laipsnių, bet vos tik prisilietus prie takelio antgalis akimirksniu tampa šaltas. O čia Weller lituoklio darbas su 250 laipsnių temperatūra per 40 vatų lemputę. Stabilu? Stabilu. Belieka išsivalyti korpusą ir surinkti maitinimo bloką. Pirmajam įjungimui po profilaktikos naudosim saugią rozetę per 40 vatų lemputę ir pamatuosime išėjimo įtampas. Pirmas kontaktas rodo 14 voltų. Penktas kontaktas 5 voltus, o vietoje minus 12 voltų matome pulsaciją. Taip yra todėl, kad blokas laukia apkrovos. Įtampos turi susitvarkyti tik padavus apkrovą į 5 voltų išėjimą. Persijungus į normalią tinklo įtampą, išėjime rezultatas turi būti toks pat. Na, o dabar imkimės Amigos. Jos būklė beveik ideali. Prancūziška klaviatūra nenukentėjusi, o plastikas nepageltęs. Norint atidaryti korpusą, kompiuterį apverčiame ir paguldome ant minkšto paviršiaus. Belieka atsukti 4 varžtelius. Paskui atverčiame atgal ir atidarome iš priekio. Tačiau atsargiai. Dešinėje pusėje reikia atjungti priekinės indikacijos kaladėlę nuo plokštės, patraukiant į save. Pradžiai atveriame korpusą tokiu būdu ir pastatome klaviatūrą vertikaliai. Šioje vietoje turėjo būti floppy drive'as, kurį tiesiog vadinsime diskasukiu. Deja, originalus TIG firmos diskasukis neišlaikė laiko išbandymo. O tais laikais jį pakeisti nauju buvo labai brangu. Bandyta daug kartų įdėti čia pigius IBM PC 144 MB diskasukius, tačiau veltui. Jie ant Amigos neveikė. Bent taip klaidingai buvo manyta anais laikais. Tačiau nuo dabar viskas pasikeis. O dabar mums svarbu gerai apžiūrėti ir išvalyti motininę plokštę. Tačiau atsargiai su klaviatūros jungtimi. Kol kas atjungiame laidus, kad netrukdytų valymui. O klaviatūros šleifą nuimsime tokiu būdu. O dabar pats įdomumas, susipažinkime arčiau. Amiga 600 – tobuliausia to meto 16 bitų hibridinė konsolė. Kol 386SX vartotojai stengiasi klausytis muzikos per PC speakerį ar VGA monitoriuje grožėjosi ribotomis spalvomis, Amigos vartotojai tuo metu mėgavosi aukštos kokybės muzika ir grafika, kuri atrodė kaip iš ateities. Tai viena iš priežasčių, kodėl Amiga iki šiol prisimenama su nostalgija. Unikalus vos 7 MHz procesorius sugebėjo dirbti itin sparčiai specializuotų liustų dėka. Tuomet visiškai pakako 1 MB atminties, o visa paleistis ir Amiga DOS jau buvo vienoje ROM mikroschemoje. Toliau papildoma 2 MB atmintis,
o viduryje du svarbus liustai valdantis duomenų srautą – tai Geilas ir Garis. Toliau grafinis procesorius palaikantis 4096 spalvas ir visų tuometinių muzikantų džiaugsmas Paula garso procesorius, kuris davė pradžią atsirasti garso plokštėms IBM tipo kompiuteriuose, taip pat ir masiniai kompiuteriniai muzikai. O kad visą tai išgirstume ir pamatytume, reikia Amigą sutvarkyti ir paleisti. Taigi kimbam į darbus. O štai čia rimta problema maitinimo grandinėje. Ištekėjęs elektrolitas iš vieno kondensatoriaus, o kitas jau išsipūtęs. Viskas aplinkoje apibėgė ir jau prasidėjusi korozija. Pažiūrėkim pro mikroskopą. Taip, visur elektrolitas. Visur išskyrus čia dešiniau jau plokštė švari. Tačiau dabar mums teks išimti plokštę iš korpuso. Taip pat išprašyti ir išplėstinę atmintį pro dureles. Iš karto išsivalau kontaktus techniniu spiritu. Plokštę tebelaiko vienintelis varžtelis ir štai ji jau palieka korpusą. Aiškiai matome, kad Amiga jau buvo servizuota. Pasilikę daug pirštų pėdsakų. Ir tikrai ne mano buvo tokie dideli pirštai. Apsauginis ekranas nusiims tik atsukus šešiakampius varžtelius laikančius jungtis. Visur pirštai. Kiek pamenu, juos bandžiau kažkada nuvalyti, tačiau nesėkmingai. Dabar imam 5 mm galvutę ir išlaisvinam plokštę. Labai svarbu pakelti metalinius ekrano liežuvėlius, kad nesudraskytume plokštės. Dabar lengvai turėtume nuimti ekraną. Atidžiai apžiūrime plokštę ir va. Ką aš ką tik sakiau, plokštė kažkuo perrišta, bus bėdos. Tačiau didesnė bėda dar tik laukia – pakeisti kondensatorius. Pirmiausia, išsivalysim ištekėjusį elektrolitą iš visų tarpų. Užsidėsim fliusą, kad išgraužtų oksidaciją ir pabandysim išlituoti. Ir nieko. Vos tik priliečiu lituokliu, jo antgalis akimirksniu atšąla. Pakaitinau jau iki 400 laipsnių, viskas aplinkui dega, bet nieko nelituoja. Nepasiduoda. Va, nu kas taip daro su visais takeliais? Tam skirtas karštas oras. Taip, sutinku, jei tokį turi. O vat aš neturiu. Laimė, kad visi takeliai nenuplyšo ir pavyks juos atkurti.
Bet dar liko vienas kondensatorius. Tačiau šitoj situacijoje yra lifehackas. Kondensatorių nukirpti. Bandom? Baisu ar ne? Bet mums dabar svarbu, kad pasiliktų kojelės ir jos nenuplyštų. Rodos pavyko, šis lifehackas tikrai veikia. Beliks tik paruošti takelius litavimui. Ir vėl bandau su Parksaidu. Kažkaip bandau jį vis pateisinti, tačiau net užkaitęs iki raudonumo vis tiek atšąla. Mesk tu jį šalin, pasakytumėt. Gal ir taip. Na, vos ne vos pavyko. Belieka pasidengti takelius lydmetaliu. Matot, kas daros? Lydmetalis prie vario nekimba. Nieko nebus. Ima mūsų seneliuką Veller ir užbaigiam darbus. Žiūrėkit, takeliai atstatyti vienu prisilietimu. Liks įlituoti paprastus naujus 47 mikrofaradų kondensatorius. O čia pamiršau paspausti REC. Tačiau svarbiau darbo rezultatai, ar ne? Gerai nuriebalinu plokštę ir prieš klijavimą termoklijais pažiūrėkim, ar takeliai nenutrūko. Juk šie kondensatoriai kabo ore ir gali judėti. Štai darbas baigtas, kontaktas yra. O kad restauruoti takelį neatšoktų, juos padengsime termoklijais. Primenu, kad tai yra biudžetinis remontas su minimaliais įrankiais, taip kad neižvelkit čia kažkokio profesionalumo. O dabar metas užmaitinti plokštę ir tikėtis geriausio. Video išėjimą jungsime prie testams skirto kineskopinio televizoriaus, kurio negaila jeigu ką. Ir startas. Opa, sinchro signalas yra. Toliau Amiga ROM kreipiasi į diskasukį, bet jo neranda, todėl daroma pauzė. Ir štai, vaizdas yra. Pagrindinis Kickstart versijos langas. Amiga veikia. Jei taip viskas gerai, dėl visako pasimatuokim įtampas. Geriau nei nenorėk.
Dabar išsivalome ekraną, apsauginę plėvelę ir surinksime viską į vietas. Ai, tiesa, ką darysim su perrėžtais takeliais. Visus juos jau patikrinau, dar ir naujų įbrėžimų radau, tačiau kontaktas visur geras, takeliai nenutrūkė. Čia atidesni žiūrovai jau pastebėjo, kas per megztinis dirbant tokius darbus, reikia žeminti save, kad elektrostatika nesupleškintų mikroschemų. Galiu nuraminti, tokius darbus atlieku jau 30 metų be jokių statikos nusikrovimų į metalą ir nieko dar nesudeginau. Prieš čiupinėjant plokštę su jautriais statikai komponentais, prieš tai tiesiog prilieskime radiatorių ir viskas. O ten visos apyrankės, kažkokie kilimėliai, čia yra tik reklaminis triukas. Pamenat, ką pradžioje kalbėjau apie diskasukį? Jau kitoje serijoje sužinosite, kaip priversti veikti paprastą PC floppy drive'ą ant Amigos. O dabar pabaikime surinkimo darbus. Nepamirštam prijungti indikacijų plokštės. Telieka prisukti varžtelius ir įdėti išplėstinės atminties plokštę. Taigi šiandien ir viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Ne viskas. Dabar prisijunkim prie televizoriaus mano mėgstamiausių RF moduliacijos signalu, o iškart palyginimui ir video signalu. Taip pat garsą ir maitinimą. LCD televizorių naudosim firmos Video 7 specialiai 4:3 formatui. Pradžiai užteks ir pelytės. Na ką, jungiam? Ir čia jau televizoriuje reikia paleisti automatinę kanalų paiešką. Va, Amiga aptikta, stabdom paiešką. Ir štai vaizdelis. Amiga prašo paleisties diskelio. Perjungiu į AV, vaizdas pagerėjo. Na, o kitoje serijoje ne tik išmoksime pasigaminti patys didelės raiškos RGB kabelį, bet ir paleisim pirmuosius diskelius. Išmoksim juos kopijuoti ir net kai ką pažaisim. Visą tai ir dar daugiau pamatysite kitose Amiga 600 serijose. Iki pasimatymo ir ačiū, kad žiūrėjot. Linkėjimai skrenda tiesiai į Rietavą.